Vakar, vakar, vakare! Vakar, vakar, vakare! Aš buvau alaus bare! Aš buvau alaus bare! Geriau myžau dainavau! Geriau myžau dainavau! 3 bokalus sudaužiau! 3 bokalus sudaužiau! Vyrai geria, vyrai gers! Vyrai geria, vyrai gers! Kol žemelė apsivers! Kol žemelė apsivers! Karamba! Šios dienos renginys buvo tiesiog puikus, nes iš kažkur pasimetęs atsirado Madars Apse, kuris šioms varžyboms suteikia nerealų prieskonį. Dėl to, kad jo triukai yra visada kažkokie išskirtini. O kodėl? Todėl, kad jį matėme net per Berix. Berix! Ar jūs galite to patikėti? Jis buvo karamboje, 5 kartą. Įsivaizduokite, kas bus 6 karamboje. Todėl, vyrai, po metų susirinksime dar rimčiau ir dar gausiau. Tai va, ši karamba buvo įspūdinga, o kita karamba bus nereali. Taip kad jūra čia, afteris ten, su Coca-Cola, mes visi gyvenam šiandien. Esu Sandrius Gurys, gimęs Radviliškyje, dabar gyvenantis Vilniuje. Mano pasirodymas buvo laukiamas ir po 10 Latvių pravažiavimo sušalus pravažiavau ir nepatekau į finalą pirmą kartą karambos istorijoje. Deja. I'm David Fred and aš esu prancūzas. I'm here from holidays and doing skateboarding parties and skateboarding again and parties again. Oh, Karamba was a good competition with that kind of guys. Yeah. Okay, sick. Yeah, it was a good competition, great mood and atmosphere, and everybody was really good and great skateboarding, great BMXing and great rollerblading. You like this country, yeah? Yeah. But Karamba was pretty good event, I have to say. C'était vraiment quelque chose de vraiment très sympathique. Respect, dude. Yeah, sure. Prašom. Beach, yeah, what about the beach and everybody? Yes. It is, because it's now. It is very cool to see everybody in the same place. Everybody is walking together and drinking some beers and laughing and all. Very good mood. It will be a great moment for me, and it is now. It is a really great moment, and I don't think I will forget that moment. I think. Mais merci beaucoup à la Lituanie, c'était un très beau moment et c'est toujours un très bon moment. Ça fait très plaisir d'être ici. Labai ačiū Lietuva. Santé. Santé. Yeah. Cheers. Po puikiausių, kaip ir kasmet, karamba lieka karamba. Karamba is always karamba. Pre party, tada įdėsim į after party. Kaip matai, gana didelis. Pretty massive. Gerai. Buvau on fire, pavyko gana daug padaryti per skirtą laiką. Gerai. Be abejo, geresnę pre party negalima neįsivaizduoti. Man labai viskas patiko, dabar labai laimingas, kad Andrius sutikau, jis dabar gyvena Norvegijai. Ką galite Norvegai pasakyti? Varžybos yra pagal lietuvišką lygį gan stiprios. Ir visada yra smagu, kai gyveni taip toli nuo visų, visada labai smagu yra grįžti namo, gal Lietuvą. Kokiuose varžybose būti, sutikti visus draugus. Va, kokį pilonas užsiaugina. Ir va šitai patūsint, kaip dabar žiauriai. Patūsint, tu šneki, kad varžybos žmogus. Varžybos žiauriai. Neduodam absoliutai, tu gerk dabar. Šapa. O varžybos yra taip. Palyginus Lietuvos lygis yra gan pakilęs, naujas skateparkas, aišku. Naujas skeiteriai, naujas pažintis, atvažiavo daug užsieniečių, kas estai atvažiavo Latvijai. Madar Apse mus aplankė viską. Ir ką galiu pasakyti, svarbiausiai varžybos važiuoti nelaimėto. Gerai praleisti laiką. Jo, jeigu tu skeitini dėl savęs, tai... Nes karamba šiais metais tikrai įrodė, kad
yra geriausias kasmetinis šitokio tipo renginys. Geresnių varžybų nėra buvę. Viskas yra tikrai gerai. Viskas yra gerai, bet viską atstumė. Atsirado tik BMX-eriai pagrindė. Ne, iš tikrųjų viskas gerai, aš nepirksiu. BMX-eriai gerai, rolleriai gerai, viskas, bet iš tikrųjų viskas sustumė. Kitą kartą reikėtų gal pagalvoti labiau, kad leis daugiau laiko paskirstyti ir ar BMX-eriam, arba skeiteriam, nes kai kartu BMX ir skeiteriai važinėja, parkas tampa biški per mažas. Ir ką norėjau pasakyti, bladeris ir skateris labai sustumė iš tikrųjų. Labai sustumė. Galim sakyti, varžybos šiais metais iš tikrųjų geros varžybos, bet šiais metais tapo vos nebe mixerių varžybos. Dabar susirinko labai daug hebros ir kopose nuostabioje Palangoje. Jeigu rimtai yra, Lietuvoje niekur negalima geriau surinkti hebros negu Karamboje. Pajūryje, Palangoje. Karamboje tik žmonės taip susirenka kaip dabar. Jeigu ir vyksta tik Karamboje. Varžybos niekur visi taip nesusirenka. Nei Vilniui, nei Klaipėdai, nei Vilniui, jokiuose varžybose taip žmonės nesusirinka, kaip dabar susirenka Karamboje. Tik Karamboje. O tik vatas o suvieniai mumis. Ne. Žmonės tik Karamboje taip susirenka. Vilniui visi skirdavo. Ir dabar nuostabu esam kopose ir tiek žmonių jūra tikrai negali geriau būti. Ne, kai visi kaip vieną hebrą ten kažką bando sutarti, yra žiauriai vienai. Nes svarbiausia yra, kad žmogų nors į senai nematai, bet atrodo, kad ant tiek visi gerai sueina, tu bladeris, tu skateris, tu BMX-eris, vis tiek visi va čia kartu susirinkom. Ir kartu tūsna, ir viskas. Ir čia priveda, žinai, viskas prie ko priveda. Karamba. Jo, Karambo siela. Tik Karamba priveda. Karamba 4 tik priveda. Karambo 5. Tiek pirštų neturi, ne? Noriu palinkėti kam? Šiam renginiui tik tai eiti prieki, tik tai tobulėti, prasme, dabar yra labai arti tobulybės, bet kiekvienais metais žinau, kad tik tobulės, tik naujų rėmėjų, naujų galimybių, visko bus. Ir tik tikiuosi, kad gal bus, ne, ta prasme, viskas labai gerai praėjo, bet gal jeigu suskirsti, ten aišku buvo problemų dėl oro, bet kad ir skeiteriam, ir bladeriam, ta prasme, kad daugiau laiko duot, nes šiandien biškai buvo taip sunkiai. Problema būtų įdomi tada, kai varžybų nebūtų vykę. Dabar jos vyko ir yra viskas labai gerai. Nes šiandien visi labai bijojo dėl oro ir dėl lietaus ten. Štat labai suspaudė varžybas dėl oro. Bet viskas tikrai labai gerai pavyko. Ir va, tikrai, ir lygis, visi šiandien tikrai labai nudžiugo, nes va ir estai ir taip toliau. Ir tiesiog viskas taip gerai suėjo šiandien, aš nežinau. Čia buvo super. Karamba! 5! Kiek? 5! 5! Geras. Čia gerai gavas. Kas geras Karamboj? Labas, man vardas Emilis ir man labai patinka šios varžybos. Karamba. Super varžybos, vienas iš geriausių. Bet man dėl šalmų nepatiko, bet čia tai labai gerai. Va, super, tūsinam čia, ant plažos, nieko geriau. Sveiki, aš esu Dytas iš Trip Skate. Mes dabar, kaip jau kažkas turbūt sakė, esam 5 Karambos prie after partyje. Šiandien tikrai buvo superb, su B gale, tipo, nes buvo atradimų, buvo jaunų čuvakų, kurie prikirto tiek, kiek negalėjo prikirsti seniai. Buvo įspūdingų svečių ir dabar mane šviečia lazeris šių. Ir ne, buvo chill, realiai, tipo, tiek skeitų, tiek BMX-ų, tipo, finalai parodė savo. Štai iškirp, kultūra yra kultūra, ką dar? Nenustebinam. Aš prieš varžybas rūkiau Cizą ir galvojau, tipo, Domis Sargytis, tipo, pirma vieta. French one. Prancūzai yra prancūzai. Ir tada pamačiau man dar sąsą, tai viskas buvo. Kas gerai, tas Karamboj. Tas, stay west, nahai. Stanem?